Jeigu Rusija ir Kinija pereitų prie bendros valiutos, kas reikštų JAV žlugimą, ar JAV pradėtų ieškoti preteksto pradėti karą. Įsivaizduokit, jeigu Lietuva spausdina litą, visas pasaulis tą litą ima, mums nieko daryti nereikia, ir staiga Latvijai sumano, kad gal ir latas būtų gerai, kad imtų. Tai ar mes būtume patenkinti? O jeigu dar Latvijai su Estai susitartų įvestų kokį nors, bendrą valiutą nukreiptą prieš litą, tai ar mes ramiai sėdėtume ir lauktume, kol jie tą realizuos, ar bandytume ieškoti galimybių, kaip nors tos Latvijos su Estais nuraminti. Yra paprasta kaip 2x2 4, aš tiesiog nesuprantu žmonių, kurie šito nesuvokia. Šitoj vietoj aš negaliu atsistebėti. Aš tiesiog geidauju susitikti pokalbį su tokiu žmogum, kuris pabandytų man paaiškinti, kaip jis įsivaizduoja, kaip galima šito nematyti. Ir kaip jie tada įsivaizduoja tą pasaulį. Ir kaip jie sugeba taip išgyventi nematydami.